Internetu naudojasi daugumo jaunimas ir senjorų palyginus mažai. Norėtųsi, kad išmoktų, kad ateitų patys, įsisavintų, pajustų, kad tai nėra baisybė. Kai žmonės priima tavo pagalbą, prašo tavo pagalbos, grįžta ne vienas, o jau su draugu, su drauge atgal, tai tuomet, tokį pasitenkinimą jauti širdyje, kad tu kažkam padėjai. Aš su malonumu mokau kitus savo bendraamžius ir žinau jų poreikius. Mano bendraamžiai yra paprasčiau manęs klausytis, iš manęs išgirsti, negu iš anūko, kuris visą tai daro labai greitai, kuriam viskas aišku ir atrodo, kad ir kitam turi būti aišku. Čia reikia iš lėto, kadangi žmogui reikia apsiprasti, reikia suprasti. Tas priėjimas prie žmogaus, tai nėra, kad mes išleidom instrukciją 3 lapai, o man reikia žinoti 3 sakinius. Tas perteikimas turi būti labai dalykiškas, išsamus, tai grupelės turi būti mažos, prie kiekvieno individualiai turi prieiti. Jiems reikia aiškinti lėčiau, kad jiems reikia kelis kartus pakartoti, tada jie geriau prisimena. Jau dėl bankininkystės labai sudėtinga yra. Ta baimė, kad tuos duomenys mūsų kažkas tuoj pavogs, ar slaptažodžius tuos, ar ką, tai mus biški ir stabdo tas. Jį reikia padrasinti, jam reikia pasakyti, kad viskas gerai. Reikia vis dėlto surasti, kas ateina tave mokyti, tai jis tikrai tau nieko blogo nelinki. Po 3, o gal ir po 2 susėsim prie vieno kompiuterio ir mokysimės visko, kas tik mus domina. Ir vieną sakinį, kurį išgirsti kur nors, tai yra jau nauda ir dėl to verta irgi gyventi ir mokytis. Mokytis niekada nevėlu.